Sveiki, Jūratė. Sveiki, Jūrai. Su Audrinete esu pažįstamas labai daug metų ir jūsų klientas. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien atvykome į Kauno rajoną, į vieną iš jūsų naujai gyvenintų projektų. Tai papasakokit, kas tai yra per projektas ir kuo jis yra jums ypatingas. Šis projektas man labai yra gražus. Pirmiausia, gražus savo sprendimu, gražus tai, kad iššūkį įvykdėm 100% ir gražus dar klientas labai. Pirmiausia, buvo reikalinga funkcija, kad užsidengti nuo saulės. Labai nesinorėjo daryti žaliuzių, kurios būstą paverstų labiau technišką. Norėjom turėti arčiau klasikos interjerą ir sprendimą užuolaidų turėjom daryti labiau klasikinį. Tai turime nemažą aukštį, čia jeigu neklystu bus kažkur apie 4 metrus, ar ne? Šiek tiek daugiau. Tai būtent apie šlaitinės lubas, kokie buvo čia sprendimai gyveninti? Yra panaudotas karnizas, kuris valdomas virvele. Kas yra mažai įprasta, galbūt klientai, retas, kuris klientas žino tokį sprendimą, reiškia darytas dvigubas valdymas, kad galėtumėm pusę lango atidaryti, kitą pusę palikti uždarą, jeigu tuo metu šviečia saulė ir mes norim žiūrėti televizorių, ar ne? O kažkam reikia išeiti į terasą. Tai vat šitas sprendimas man pačiai patiko. Klientai patenkinti, kad jiems funkcija labai gerai, reiškia, veikia. Kiek žinau, Audrineta yra gyveninusi pačių sudėtingiausių projektų ir NATO susitikimas, labai aukštas užuolaidas. Ar yra čia kažkokių ribojimų? Medžiagos turėtų netysti, nebūti kažkokios tai ypatingai tamprios ir didžiausias iššūkis tai yra aukštis. Kai turime didelį aukštį, mes turime audinį taip suvartyti, kad jisai nenukentėtų nei raštas, nei audinio gražus, reiškia, drapiravimasis ir kad atitiktų mūsų dizaino lūkesčius. Sveiki, ponia Zita. Sveiki. Kas geriau gali iškomunikuoti ir perduoti savo patirtį negu užsakovas? Tai papasakokite trumpai, kaip apskritai ta draugystė prasidėjo su Audrineta? Netikėtai įsigijau šios namus naujus. Na ir galvoju, man reiktų užuolaidų nekokių romaniečių ir austriečių, nes buvo tas laikas, kada aš jas turėjau. Dabar noriu minkštumo, lengvumo, moteriškumo. Dukra dar parekomendavo, tu sako, ten užeik ir gal mama kažką įsirinksi. Na ir susipažinom su Jūratė, labai šiltai pabendravom, na ir man padėjo išsirinkti audinius. Dėl spalvų norėjusi tokio išskirtinumo, kad suseitų visos spalvos, kambariuose maždaug dominuotų panašus atspalvis, gal net detalės susišauktų, na ir aš džiaugiuosi. Tai va, aš norėjau iš tikrųjų pabaigai paklausti, kaip tas galutinis rezultatas, na, bet jūsų atsakymas ir šypsena turbūt pasako viską. Taip, nes tai yra žmogus su patirtim, o aš gyvenu irgi su didelė amžiaus patirtim, tai ir gausi toks rezultatas. Kalbant apie šių užuolaidų parišimą, tas pats parišimas irgi suteikia tam tikrą prieskonį šiam interjerui. Tai papasakokite apie tai truputėlį daugiau. Parišimas yra tikrai retai naudojamas. Jisai atsirado dėl 2 priežasčių. Pirmiausia, dėl šlaitinių lubų, o antra, dėl gražaus dizaino. Jeigu mes atkabiname, jūs matote, kad užuolaidos yra per trumpos. Ir jeigu mes jas taip paliksime, bus tikrai nelabai gražu. Ir dabar turime dar labai akcentinę juostelę juodą, kuri dera prie mūsų visų juodų detalių. Kai mes užkabiname šitą kabliuką, turime tokį gražų sprendimą. Jūrate, ar šlaitinių lubų užuolaidų montavimas yra sudėtingas procesas? Tai nėra labai sudėtingas procesas, sudėtingiau yra aukštis, kur reikia samdytis ir stelažus, ir bokštelius. Tai čia galbūt sudėtingumo didelio nėra, tiesiog profesionalai dirba ir padaro.
Ir aš turiu iš tikrųjų dar vieną tokį klausimą. Tarkim, aš gyvenu šiuose namuose ir paskambinu jum į ratą ir sakau, žinokit, dabar norėčiau elektrą valdomų šių užuolaidų. Arba Puiku. Galėčiau kažkaip tą turėti. Puiku, mes netgi galėsim tas pačias užuolaidas panaudoti, kadangi užuolaidos nėra iki pat grindų, o šiek tiek gulasi. Elektrinis karnizas yra šiek tiek aukštesnis už esamą bėgelį. Tai mes, reiškia, išsaugojam užuolaidas ir įsivedam elektrinį valdymą. Taip. Tai būtų akumuliatorinis motoras, valdomas pulteliu ir įkraunamas kartą metuose, jeigu jūs neturite įsivedę, reiškia, elektros laidų. Jeigu norėsite daryti remontą ir įsivesite elektros laidus, tada standartinis motoras ir standartinis užuolaidų užtraukimas ir atitraukimas. Šiaip labai geras sprendimas, kad net ir gyvenant namuose mes galime nešti šitą pakeitimą, patogumą, jeigu pradžioje gal mums nereikėjo, pasikeitė mūsų poreikiai. Taip. Bet kaip jūs ir sakote, turbūt mūsų žiūrovams svarbu paminėti, kad jeigu jie galvoja apie tai truputėlį galėtų galvoti prieš įsirenginėdami būstą, galbūt nusimatyti, kurioje vietoje bus tas visas valdymas ar ne, ir įsivesti elektros laidą. Taip? Tai be abejo, elektros laidas išvestas statybų metu yra kur kas patogiau negu kad akumuliatorinis, kurį reikia laiks nuo laiko įkrauti. Tai Jūrate, dabar esame miegamajame kambaryje ir iš tikrųjų matome dar kitos spalvos užuolaidas. Truputėlį apie pačias spalvas šiame projekte, ar ne? Nes audrinėta yra begalė spalvų, begalė audinių. Kaip apsisprendėte būtent kokias spalvas šiame projekte apskritai parinkti? Projektas įdomus tuo, kad mes skirtingose kambariuose įvedėm skirtingas spalvas. Taip. Yra čia žalsva aksomas, miegamojo minkštumas ir švelnumas. Taip, tai yra šitam kambaryje. Šviesios dieninės ir turkio žalsvumas. Kaip mes darėm svetainėje, pilka, ar ne? Taip. Pilka dieninė, pilka naktinė, kuri dėrėjo prie minkštų baldų. Tai čia yra atvirkščiai, čia yra viskas minkšta, yra viskas vasaros dvelksmas ir vėlgi turime tas pačias šlaitinės lubas, bet visiškai kitokį sprendimą. Aha, čia pritvirtinot prie sienos reikia. Tvirtinam prie sienos labai gražų pieno atspalvio karnizą. Čia atsisakėm šlaitinių lubų, reiškia valdymo virvelę, o darėm klasikinį, tokį įprastą karnizą su klasikiniu sprendimu. Taip, o kitam kambarį mes pasirinkom tokį žaismingesnį sprendimą. Jeigu čia darėm simetriją ir žalsva, tai ten viskas yra asimetriška su juodais akcentais. Visame šitame interjere praeina juodi maži akcentukai, kaip ir užuolaidų apačia, taip ir užuolaidų kutukai, visur eina ta pati akcentinė spalva. Tai yra iš tikrųjų autentiškumas projekte, nesirinkot ar ne vienodų spalvų, vis tiek žmonės turi skonį, žino, ko nori ir turbūt labai glaudžiai ir bendradarbiavot, ar ne, būtent parinkdami tam tikrus audinius ir spalvas ir įsigilindami į tai, ko nori jūsų užsakovas. Taip, čia yra šito projekto yra sėkmė, tai nuostabus klientas, kuris pasitikėjo Audrinetos sprendimais, dizainerio sprendimais, kuris buvo drąsus, išskirtinis, užtat ir projektas yra visiškai vienetinis, sakyčiau, unikalus. Tai Jūrate, ačiū labai, iš tikrųjų aprodėte šį nuostabų savo projektą. Apskritai jums pačiai, kas tai yra užuolaidos ir kas tai yra Audrineta? Audrineta tai yra jaukumas jūsų namuose. Dirba dizaineriai, kurie tikrai bet kokiu jūsų slapčiausių svajonių išpildymą pavers realybę ir suteiks jūsų namams jaukumo, šilumos, sumažins jūsų įtampą namuose, nes namai tai yra vieta, kur mes atsipalaiduojame, taip, ir tai turi būti mūsų asmeninis ir labai individualus sprendimas. O dizaineriai dirba tam, kad įvykdytų visus jūsų norus ir poreikius. Aš irgi norėčiau iš tikrųjų žiūrovam irgi atkreipti tą dėmesį, kad užuolaidos atrodo, kai tu renginiai namus, tai yra labai maža dalelė, ar ne? Tu galvoji apie grindis, galvoji apie pilną apdailą, bet iš tikrųjų
užuolaidas, na, tai jos ir funkcija labai svarbi atlieka, tu ryte, vakare prie jų lietiesi ir iš tikrųjų, nors ir atrodo nedidelė dalelė, bet tai yra labai svarbi dalelė, tai aš irgi paraginčiau mūsų žmonės daugiau investuoti savo laiko, pasirenkant ir medžiagas, ir sprendimus, galų galia atvykstant pas jūs, ar Kaune, ar Vilniuje, ar kitą jūsų saloną ir su jumis daugiau bendrauti, konsultuotis, na, ir rasti geriausius sprendimus jų namams. Taip.